Labą dieną ar labas vakaras eilinį kartą. Na ir šiandien toliau nagrinėjam, kaip veikia mūsų InstaBuilder. Ir šį kartą pažiūrėsim, kaipgi galim padaryti, pasigaminti mūsų padėkos ar pasveikinimo puslapį. Taigi, daug nekalbant, iš karto einam prie darbelio, ar ne? Ieškom mūsų WordPress'e skydelėje, kur rašo InstaBuilder ir prisijungiam į šitą mūsų darbo įrankį, kaip visada. Kągi, jeigu mums reikia pasigaminti naują puslapį, pasigaminti bet kurio tipo naują puslapį, tai ką mes turim pirmiausia daryti, spaudžiam šitą žalią klavišą, ieškom naujo puslapio šablonų. Na, tų šablonų čia mes turime daugybę, kaip matot, įvairiausių, jau kokių jų tik nėra. Ir kadangi mes galime, aišku, peržiūrėti visus, tačiau mes žinom labai konkrečiai, ko šiandieną mums reikia, tai galim tiesiog paieškoti konkrečiai mums šiandieną, kaip sakiau, reikia padėkos pasveikinimo puslapių, na ir ieškom padėkos puslapis. Spaudžiam padėkos puslapį ir čia galim pasirinkti, kurį norim, turim keletą šablonų. Spalvas vėlgi galima keisti, taip kad nebūtinai galima žiūrėti į spalvas, nors aišku, jeigu jūs rasit tinkamą spalvą, kuri jums patinka ir tinka, tai greičiau pasigaminsit puslapį, nereikės tiesiog keisti spalvų, mažiau darbo, mažiau bėdos. Na, kad pasižiūrėt, kaip žinom jau ar ne, kad pasižiūrėt puslapį galima šitą baltą klavišiuką paspausti ir bus, parodysiu ir tada mes matom, koks jisai būtų tas puslapis. Man šitas puslapis tinka, tai tiesiog grįžtam atgal ir spaudžiam žalią klavišą ir tokiu būdu jau mes pasirenkam šitą puslapį, jau reiškia, kad mes jį iš jo gaminsim. Na kągi, pradėsim gaminti. Jeigu jums šita įrankių zona jums trukdo, tai galima paspaudus šitą trikampiuką pakelt, sumažint, panaikint, arba galima tiesiog jį paslinkt į kitą vietą. Galima jį nuslenkam į kitą pusę, į kitą vietą, čia priklausomai kokį puslapį gaminat, kartais darot, kartais būna taip, kad iš tikrųjų dengia, ar ne? Na ir kągi, pirmiausiai, aš aišku savaime suprantama noriu įdėti logo, visas šitas zonas, kurios, kai užvedi pelytę, mėlynai apibrėžtos, visas jas tvarkysim, visas jas keisim taip, kaip mums reikia, ar ne? Taigi, na ir pirmiausiai einam, įsikelsim mūsų logo. Ta zona, kurią norim dirbti, spaudžiam pelytę ant tos zonos, na ir spaudžiam šitą ratuką, kad turim sutvarkyti šitą vietą, ar ne? Taigi, mano logo. Man tiesiog reikia įsikelti logo, tada aš paspaudžiu, kur rašo, čia viską rašo angliškai, kad veiksmą kažkokį reikia daryti, ir search machen, tai yra ieškoti, mes čia neturim įsikėlę, vadinasi įsikelti į machen. Į machen tai yra paveiksliuką, ar ne? Na, pirmiausiai mus atsiunčia į saugyklą, į failų saugyklą. Jeigu mes turim tą paveiksliuką, kurį norim įsikelti, tai daugiau nieko ir nereikia, tiesiog iš čia įkeliam. Jeigu mes čia neturim, norim kažką įkelti iš kompiuterio, tai tiesiog spaudžiam įkelti failus ir tada pasirinkti failus kompiuteryje. Ir tada leidžia mums pasirinkti failus kompiuteryje. Bet kadangi aš turiu tai, ką noriu, tai tiesiog iš čia pasiimsiu. Ir viskas, aš norėjau savo logo. Ir paspaudžiu tiesiog ant nuotraukytės, ta nuotraukytė iššoka į šitą dalį, na ir aš apačioje spaudžiu klavišą naudoti šitą nuotrauką. Na ir, kaip matot, iš karto jau matom, kad mūsų nuotraukytė iššoko. Ką be padarytumėm, visada spaudžiam išsaugoti, tai yra spaudžiam šitą klavišiuką
ir jis išsaugoja tai, ką padarėm. Na ir kaip matot čia viršui, jeigu sumažinom, kad geriau matytųsi, jau iššoko logas, ar ne? Logotipas, aš pusiau ispaniškai kalbu. Iššoko mūsų logotipas. Kad šitą šoninę dalį panaikintume, kad jinai mums netrukdytų, tai mes tiesiog spaudžiam apatinį geltoną klavišą ir ta mūsų šoninė dalis išnyko. Kągi, logą turim, keliaujam prie praktiškai šitos mūsų dalies šiandieną kaip ir nereikės, nes mes iš tikrųjų tik tai pakeisim tekstukus, taip kad mes galim ją sukelti viršų, kad jinai mums netrukdytų. Einam prie pagrindinio pavadinimo, irgi spaudžiam pelytę ir spaudžiam pieštuką. Pieštukas tai reiškia, kad galim rašyti. Kągi, čia, kaip matot, angliškai, mes parašysim lietuviškai. Aš parašysiu ir rašysim didžiosiomis raidėmis. Sveikinu. Ne ten, matot, man vis žaist reikia su kalbų pakeitimu, nes mano klavišai ispaniški, taip kad ne viską turiu lietuviškai. Todėl reikia žaist keist. Na, sveikinu, čia toks kaip ir pavadinimas būtų. Šitą žodį galim, čia mes, jeigu mums reikia, galim keisti spalvą, galim padaryti, kad vienam šone būtų arba centre, arba kitam šone nukeliauti, kaip norim, ar ne. Čia, matot, paspausta B raidė, tai reiškia, kad storesnis šriftas, jeigu ją pažymim ir paspaudžiam, tai bus nestoras šriftas, aišku, geriau čia šitas žodis toks pagrindinis paryškintas, lai būna paryškintas. Čia mes galim sumažinti tiesiog dydį, aišku, man irgi netinka, nes čia toks kaip ir pavadinimas, žodžiu, visą ką čia galim žaist, netgi prie žodžio galim nuorodą įklijuoti, jeigu paspaustumėm šitą, tai aš galiu paspausti. Tai tada čia įdedam, galim įklijuoti nuorodą, kad paspaudus tą žodį kažkur nuvestų mus, ar ne. Bet mes kol kas šito, nei kol kas, nei šiuo atveju mums šito nereikia, tiesiog parašėm šitą žodį ir tiek. Na, šitą eilutę sutvarkyta, einam prie sekančią eilutę irgi spaudžiam pieštuką ir rašom tekstuką tokį, kokį mes išsirinkom, tokį, kokį mes norėjom. Čia viskas sucentruota, vadinasi, viskas keliaus į centrą. Taip, aš čia rašau. Kol rašau, nekalbėsiu, nes paskui man labai painiojasi. Jūs sėkmingai užsiregistravote, paspauskite apačioje esantį klavišą. Klavišą ir turėsite jūsų norimą informaciją. Taip, aišku, aš čia lėtai rašau, nes tenka ieškoti lietuviškų raidžių, pripratus ispaniškai rašyti, taip kad jau nepykit kad sugaišiu. Taip, jūs sėkmingai užsiregistravote. Paspauskite apačioje esantį klavišą ir turėsite jūsų norimą informaciją. Visą laiką darant puslapius, žmogus, kai skaito jūsų jau padarytą puslapį, turit rašyti taip, kad
visada labai aiškiai pasakytumėt, ką tas žmogus turi toliau daryti, nes kartais tenka susidurti ir vėlgi išsaugojam viską, ką padarom, tiesiog kiekvieną kartą po kažką padarę išsaugokim, nes jeigu neišsaugojam ir išeisim, tai tiesiog išnyksta tai, ką mes dirbom ir padarėm. Taigi, ką noriu pasakyti, kad iš tikrųjų visada stenkitės rašyti taip, kad žmogus žinotų, ką toliau jam reikia daryti, nes vien sveikinu, nu gerai, pasveikinau ir ką, o toliau ką. Ta prasme, visą laiką labai tiksliai reikia nurodyti, koks toliau turėtų būti sekantis žingsnis, ką toliau žmogus turėtų daryti. Na ir šitą tekstuką irgi parašysim, tai, čia jau ne tą paspaudžiau, šitą tekstuką parašysim. Šitą tekstuką pakeisim tuo tekstu, kokio mums reikia. Gal aš sustabdysiu kol kas ir parašysiu be įrašinėjimų, bus greičiau. Kągi, šitą tekstuką irgi parašiau, viskas čia tvarkoje. Aišku, galima visą laiką mėginkit visaip, tarkim, čia mano viskas sucentruota, bet galima visą laiką verta pasižiūrėti, kaip atrodytų, jeigu tekstas būtų ne centre, nors iš tikrųjų, ko gero gražiau, jeigu sukeliam į centrą, sucentruojam, ar ne, sukeliam į centrą. Man atrodo gražiau, ar ne? Kągi. Na ir paskutinis dalykas, ką mums reikia, aišku, sutvarkyti, tai mums reikia sutvarkyti šitą mūsų klavišiuką, tai lygiai taip pat užvedam pelytę, paspaudžiam tą pelytę ir tą ratuką, ar ne, mūsų paspaudžiam ratuką. Dabar čia mes randam įvairiausią informaciją, na ir pirmiausiai tekstas, spaudžiam šitą klavišą ir čia rašom tokį tekstą, kokio iš tikrųjų mums reikia, ar ne? Ir kaip matot, iš karto realiai tą pat sekundę matom, rašom čia šone, nežiūrint tai, kad rašom šone, mūsų vaizdas iš karto atsiranda ten. Na, mes rašysim šitą pirmą dar raidė. Spauskite. Tas raidė ne ten nukeliavo. Tuoj mes viską sutvarkysim. Spauskite čia, spauskite čia ir vėl šauktukas, reikia perbėgti, pasikeisti mums, spauskite čia. Parašėm tekstą tokį, kokį reikia, grįžtam vėl su šitą varnytę atgal, sako, kad čia stilius, na stiliaus nekeisim, dabar spalvos. Šito klavišo, nes mes viską, ką paspaudėm, pelytę užvedę ant klavišo, paspaudėm tą ratuką, vadinasi, čia viską, ką bedarytumėm, viską darom šitam klavišui, ar ne? Klavišo spalva, kai neliečiam jo, kaip matot, šviesesnė žalia, ir klavišo spalva, kai užvedam pelytę, jinai patamsėja. Čiagi spalvas galim keisti. Ir ko gero taip ir padarysim. Čia ir teksto taip pat spalva, na, balta spalva mums tekstas kaip ir tinka, ar ne? Na ir šešėlis toks pilkas, mato čia prie baltų raidžių, kai neužvedam, aiškiau matosi, prie baltų raidžių toks šešėliukai tokie yra, tai irgi šitas spalvas galim keisti, žodžiu, visas spalvas, klavišė kiek yra spalvų, visas tas spalvas galim keisti. Pačio klavišo spalva. Pačio klavišo spalvą galima keisti, galima palikti tą pačią, čia jau kaip jums patinka. Jeigu turit pasirinkę savo spalvų paletą, tai galima keisti pagal savo spalvų paletą. Aš gal, turiu savo spalvų paletą, bet gal čia greitai kokį nors parinktumėm, kokį nors ryškesnį tą klavišą, ar ne, labiau panašų į
į geltoną, labiau, vat, sakykime, labiau panašų su ta G raide, kad trupučiuką susišauktų, ar ne. Parinksim šitą spalvą. Ir tada grįžtam atgal. Ir spalva, kuri užvedus, matot, čia nepakeitėm dar kol kas, užvedus pelytę, kad keistųsi spalva, čia irgi parinksim spalvą, ko gero, į kokią nors, kad būtų panašesnė į tą mūsų, į tą galbūt maždaug šita spalva, kad maždaug susišaukia su logotipo irgi spalva. Va, mėginam žiūrėti, per ryškį, trupučiuką tamsinam gal. Nu, gal panašiau, gal dar truputėlį. Gal ir panašiau. Reiškia, susišaukia tos spalvos su logotipo spalva. Kaip ir spalvos sutvarkytos, ar ne? Tada, ką dar galim padaryti, dar galim įklijuoti ikoniuką. Ikoniuką į šitą mūsų klavišą. Na, aš mėgstu šitą ikoną dėti. Galim ikoną dėti prieš tekstą arba galim ikoną dėti paskui tekstą. Na, man kaip taisyklė, aš jau pripratus, man geriau dedasi pradžioje, paliekam šitoj vietoje ikoniuką. Ir toliau, ką dar darom, tai kampai, mūsų klavišo kampai. Man patinka toks netradicinis skaičius 13, tai tie kampai tokie apvalesni gaunasi, ne toks kvadratinis, toks švelnesnis trupučiuką, grįžtam atgal. Ir čia mes turim įdėti nuorodą. Įdėti nuorodą, kur norim, kad žmogus pakliūtų paspaudęs šitą klavišą. Ir kadangi šitą padėkos pasveikinimo puslapį ruošiu tam, kad žmogus gautų vieną mini kurselį, vadinasi, ką man dabar reikia padaryti, tai reikia tiesiog įdėti to mini kurselio nuorodą šičia. Na, pirmiausiai aš ko gero išsaugosiu viską, ką padariau likščiol ir einu prisijungsiu, pasiimsiu nuorodą. Kągi, jau susiradau savo nuorodą, nenorėjau jūsų laiko gaišti, taigi grįžtam vėl prisiminsit, dar geriau ir jūs prisiminsit, dar kartą uždarau, dar kartą parodau, kaip surasti tą vietą, kur reikia nuorodą dėti, kadangi noriu, kad žmogus paspaudęs šitą klavišą gautų mano tą mini kursą, kuriam būtent ruošiu šitą padėkos puslapį, vadinasi, po šitų klavišų aš ir turiu paslėpti to mini kurso nuorodą. Vadinasi, spaudžiu klavišiuką, vėl tą ratuką, ir čia target link, spaudžiu šitą dalį, tada keliauju, pasiimu nuorodą, kopijar ir tą nuorodą tiesiog įklijuoju čia. Įklijuoju į būtent, kur rašo link URL. Tai yra, reiškia, nuoroda. Na ir labai svarbu, šiaip jau visada turėkit tokią įprotį, pripraskit, kad visada, kur beklijuotumėt kokią nuorodą, visada darykit taip, kad paspaudus ta nuoroda nuvestų žmogų, atidarytų žmogui kitą langą, ne tame pačiame lange, o kitą. Čia būtent reikia padėti varnelę. Atidaryti kitame lange. Tai yra, nes jeigu žmogus čia kažkur vaikšto, nagrinėja, kažko ieško ir rado jūsų nuorodą kažkokią, paspaudė ir atsidarė ta nuoroda, atsidarė tame pačiame lange, vadinasi, žmogus išėjo iš ten, kur buvo ir jau viskas, išėjo žmogus ir išėjo, prarado, galbūt pasižiūrėjo ir paskui jau nežino net kaip grįžti. Taip kad šitoj vietoj niekada neužmirškit, kad kai kur bebūtų įdedat nuorodą, įklijuojat nuorodą, būtinai padėkit varnelę, kad žmogus tą nuorodą turėtų kitame lange, kad paspaudus ją atsidarytų naujas langas. Taigi, dar kartą
išsaugojom viską. Dabar visą tai, ką jūs darot, galima ir patikrinti. Aišku, man čia šita žalia spalva visai netinka ir nepatinka. Todėl aš įklijuosiu čia, tik nežinau, ar čia gal ramesnė geltona vis tik tai spalva. Ir dabar, kad būtų tiksliai tokia spalva, tai vėlgi ką galim padaryti. Spaudžiam ant mūsų klavišiuko, spaudžiam ant mūsų ratuko ir ieškom spalvą, spalva normaliam stovy, tai yra normaliam stovy, ką reiškia? Reiškia, kad neužvedus pelytę. Ateinam čia, įsijungiam spalvą ir nusikopijuojam spalvos kodą. Aišku, jeigu jūs visada naudojat savo kodus, tai gerai, bet jeigu ne, tai galima ir šitaip, ar ne? Ir tokiu būdu tą patį kodą galite perkelti kitur. Šiuo atveju netiks, kadangi šrifte nėra kodų, taip kad mes mėginsim kažką surasti panašaus, maždaug, tarkim, čia pirmiausiai mes turim pažymėti. Ir tada žiūrėsim, kokį mes čia galim pritaikyti, kokią mes spalvą galim pritaikyti. Nėra labai vienoda, bet gal maždaug panaši. Net nežinau, gal šitą spalvą reikėtų truputį pakeisti. Vėliau gal aš padarysiu, nenoriu labai ilgai žaisti, aš čia su spalvom, maždaug tai būtų, ar ne? Ir kaip jau minėjau, visada ką darot ir išsaugojat, kai išsaugojat, po to, kai išsaugojat, netgi nebijokit porą kartų paspausti, nieko tokio. Jeigu norit patikrinti, kaip jums atrodė, nes, matot, negalit patikrinti šičia, ar užsifiksavo nuoroda po klavišu, nes jeigu šičia spaudžiat klavišą, šitam darbiniam langė, jeigu spaudžiat klavišą, tai jums atsidaro šoninis darbo langas, ar ne? Vadinasi, čia negalima patikrinti. Kaip tada galim patikrinti? Paprasčiausiai, čia yra tokia akytė, spaudžiam tą akytę ir tada mums atidaro naujam lange jau nedarbinė forma. Dabar šitam naujam lange jau galim spausti klavišą ir patikrinti, ar mums, kaip matot, viskas tvarkoj, nuoroda liko, paspaudus klavišą, dar kartą parodau, esame šitame lange, jeigu paspaudžiam klavišą, matot, atidaro visai kitą langą. Ir žmogus pažiūrėjęs čia, uždaręs tą langą, ką pažiūrėjo, vėl grįžta ten, kur buvo. Tai yra, tiesiog turėkit įprotį. Ir čia mes turim tokius langiukus, kur galim patikrinti, kaip atrodytų. Čia mes pirmiausiai turim kompiuteryje, kaip atrodo mūsų padėkos pasveikinimo puslapis. Čia mes galim matyti, kaip tai atrodo planšetėje, apverstoje šonų planšetėje ir mobiliame telefone, kaip tas mūsų puslapis atrodo mobiliame telefone. Mobilus telefonas ir apverstas mobilus telefonas. Visus šitus variantus. Būna kartais, kad galbūt, kadangi kompiuteriu darom, tai kompiuteryje visą laiką būna viskas gerai, bet kartais būna, kad jeigu apverti telefone, ypač šitoj pozicijoje, tai būna, kad kas nors netinka, kas nors negražiai atrodo, tai tada reikia pertvarkyti. Taip, kad mes per tą akytę, tos akytės dėka, mes galim viską patikrinti, kaip atrodys visais variantais. Ir iškeliaujame iš šito puslapio ir akytės dėka pasitikrinom, nuoroda liko, viskas tvarkoj, kaip ir viskas padaryta. Padėkos pasveikinimo toks puslapis padarytas, jis išsaugotas, dėl viso pikto niekada nekenkia, galima išsaugoti dar kartą. Ir paskutinį dalyką, ką reikia padaryti, tai šitam žaliam klaviše įrašyti galit nuorodą, kokia jums patogi, nes kaip taisyklė nuorodos pabaiga būna labai nevykusi, nes nuorodos pabaiga duoda pagal tą šabloną, kurį mes pasirinkom. Ir šablonas su pagamintų mūsų puslapį nieko bendro neturi, ar ne? Todėl mes patvarkom, pradžia visą laiką liks pagal jūsų hostingą ir domeną, tai yra gidream.net. O šitą dalį
Šitą dalį aš tiesiog ištrinu ir parašom pasveikinimą, gal geriau ir nedidžiosiom, parašysim mažosiom pasveikinimas ir viskas. Ir ok, išsisaugojo ir dabar jau nuoroda normali http gydream.net pasveikinimas. Jeigu prieš tai prisimenat, buvo kažkokia makalynė, ar ne? Na va, ir viskas. Ir iš tikrųjų jau padaryta, bet aš kaip visada, kaip sako, atsarga gėdos nedaro, dar vieną kartą išsaugojam ir publikuojam. Nes kol nepaspausit publikuoti, tol jūsų puslapis bus nematomas. Todėl spaudžiu publikuojam. Matot, jau išnyko tas žemės rutuliukas, kur buvo prieš tai, nes puslapis publikuotas. Ir paskutinis žingsnis, tai yra tas trikampiukas, spaudžiam išeiti iš ir patvirtinti, kad noriu išeiti, ir mūsų puslapis padarytas. Va, ir dabar jau mes jį matom mūsų puslapių sąraše. Va, gydream.net pasveikinimas. Na, čia pavadinimas toks labai negražus liko, todėl kaip mes jį galim pataisyti, einam į, kur rašo visi puslapiai, einam į ten, kur surašyti visi mūsų puslapiai, tiek puslapiai, kurie yra meniu, tiek puslapiai, kuriuos kuriam su Instabuilder, tiesiog visi puslapiai. Dabar čia surandam mūsų šitą, kurį darėm dabar. Greitasis redagavimas. Ir matom, kad tikrai šitas puslapis, nes kaip matot, nuoroda yra pasveikinimas. Na ir ištrinam patį puslapio pavadinimą, nes čia pavadinimas irgi buvo įkritęs pagal šabloną. Ir pavadinam šitą puslapį taip. Puslapis, brūkšnelis. Oi, nežinau, nei kokią aš čia kalbą rašau. Puslapis pasveikinimas. Ir viskas. Ir kadangi čia mes pertvarkėm, tai spaudžiam atnaujinti, kad išliktų šitas pavadinimas. Na ir viskas. Ir mūsų puslapiukas pagamintas. Ir tokiu būdu prigaminti galime įvairiausių puslapių. Kaip matot, kol kas nepasikeitė, bet tu pasikeis, keletą kartų išeini iš vieno į kitą ir jis pasikeičia. Taigi, publish reiškia jau šitas puslapis publikuotas, reiškia jau jį galim naudot, jau jis bus matomas žmonėms, nes kai puslapis būna gamyboj ir ten galbūt darai kažką, išsaugojai, bet ne iki galo padarėjai ir nenori publikuoti, tai tiesiog išsaugoji ir išeini taip kaip dabar, tik neišsaugojęs išeini. Ir kai išeini neišsaugojęs, tai būna statusas ar stovis puslapio rašoma draft, tai yra kaip juodraštis. Jisai šito puslapio nemato, aš pati galiu matyti, aš pati galiu ateiti paspaudus šitą pieštuką ir galiu toliau dirbti su tuo puslapiu, kaip matot. Aš pati jį matau, bet kol nepaspaudi publikuoti, tol jo niekas kitas nemato ir aš galiu dalį padarėjai, kitos dalies nespėjai padaryti ir tiesiog jį palikai. Čia mano pusiau darytas, pusiau nepabaigtas, bet neturėjau laiko pabaigti ir nieko tokio. Spaudžiu aš ten tą trikampiuką, spaudžiu išeit ir patvirtinu, kad noriu išeiti ir išeinu. Jis neišsitrina, kadangi jis užfiksuotas, kadangi jis išsaugotas ir visada, kada man yra reikalas, poreikis ar noras grįžti pabaigti jį, tai spausdama šitą pelytę, sakau, pieštuką, grįžtu ir galiu toliau jį baigti šitą puslapį. O visi tie puslapiai, kuriuos publikuoju, jau jie publikuoti ir jau juos gali matyti kiti žmonės. Taigi, šį kartą tiek ir iki sekančio karto.